Paslaugų teikimo aktą galime pradėti kliento objekto puslapyje paspaudus mygtuką Formuoti naują paslaugų teikimo aktą. Prieš atliekant šį veiksmą, šalia mygtuko Suteiktos paslaugos matome informacinį pranešimą Suteikta paslaugų 0 eurų. Paspaudus mygtuką Suteiktos paslaugos turėtų atsidaryti puslapis, kuriame matytume kliento objekte suteiktų paslaugų sąrašą. Tačiau šiuo atveju paspaudus šį mygtuką šis puslapis neatsidarys, o raudoname fone atsiras pranešimas Šiame objekte paslaugų suteikta nebuvo, dėl to suteiktų paslaugų objekte puslapis neformuojamas. Taip pat atidarę paslaugų akto sąrašo puslapį per kairiojo meniu skiltį Aktai paslaugos, pamatysime, kad šiame sąraše dar nėra ne vieno paslaugų suteikimo akto. Grįžę į kliento objekto puslapį, paspaudžiame mygtuką Formuoti naują paslaugų teikimo aktą. Atidaromas paslaugų teikimo akto formavimo puslapis, kuriame pateikiamas paslaugų sąrašas, kuriame paslaugų, kurios bus teikiamos šiam kliento objektui eilučių stulpeliuose kiekis ir mato kaina, galima įvesti duomenis ir suformuoti Excel formato dokumentą. Laukai, kuriuose turi būti programos arba vartotojo įvesti ar pataisyti duomenis, pažymėti raudona žvaigždute. O laukai, kuriuose duomenys įvedami iš karto arba po skaičiavimo operacijos ir kurių vartotojas negali keisti, yra pilkame fone. Lauke akto numeris, programa įveda numerį sekantį po paskutinio anksčiau šiam kliento objektui suformuoto paslaugų teikimo akto numerio, o datos lauke einamąją datą. Jei reikia, šios duomenys pakeičiame. Pereiname į pastolių judėjimo šiame kliento objekte puslapį. Matome, kad yra vienas perdavimo aktas, vienas grąžinimo aktas ir vienas pardavimo aktas. Taip pat matome, kad šios aktus galime tik peržiūrėti, o tai reiškia, kad jų duomenys jau panaudoti formuojant sąskaitų eilutes. Tarkime, kad pastebėjome, jog pastolių perdavimo ir grąžinimo metu atliktos paslaugos liko nedokumentuotos. Grįžtame į kliento objekto puslapį ir atidarome paslaugų teikimo akto formavimo puslapį. Pirmojo paslaugų teikimo akto data atitiks perdavimo akto datą, kuri buvo Liepos 3 diena. Naudodami filtrą laukelėje paslaugų grupė, pasirenkamų paslaugų grupių sąraše pasirenkame transportavimas ir spaudžiame mygtuką rodyti tik pasirinktų paslaugų grupę. Sunkvežimio su kranu paslaugą įtraukiame pagal reiso matą. Šios paslaugos eilutės kiekio stulpelyje įvesdami vienetą. Tuomet naudodami filtrą pasirenkamų paslaugų grupių sąraše paliekame tik montavimo ir demontavimo paslaugų grupės paslaugas. Montavimo paslaugą įtraukiame pagal per valandą matą, įvesdami duomenys šios paslaugos eilutės kiekio stulpelyje. Paspaudžiame mygtuką Peržiūra, matome tik tas paslaugas, kurioms buvo įvesti kiekiai. Vieneto kaina buvo įvesta per paslaugų redagavimo funkciją, nes paprastai minėtų paslaugų vieneto kaina bus tokia pati. Jei reikia peržiūrėti ir redaguoti paslaugas arba pridėti naują paslaugą, paspaudus mygtuką Atverti paslaugų puslapį, atskirame naršyklės lango skirtuke atidarysime paslaugų sąrašo puslapį, kuriame galėsime atlikti minėtą veiksmą.
Grįžtame į paslaugų teikimo akto formavimo puslapį ir spaudžiame mygtuką skaičiuoti. Jei reikia pridėti kitų paslaugų, kurių nėra šiame sąraše, reikia paspausti mygtuką visos ir pridėti reikiamą paslaugą. Dar kartą atlikime skaičiavimą ir tada, jei duomenys tinkami, spustelėkime mygtuką formuoti dokumentą. Suformuojamas paslaugų teikimo akto dokumentas Excel formate, kuris įkeliamas į kompiuterį. Grįžtame į kliento objekto puslapį. Paspaudus mygtuką suteiktos paslaugos atsidarys šiam kliento objektui suteiktų paslaugų puslapis, kuriame jau bus stulpelis su naujai suformuoto paslaugų teikimo akto duomenimis. Atidarę aktų sąrašo puslapį per kairiojo meniu skiltį Aktai paslaugos, pamatysime, kad šiame sąraše taip pat jau yra pagrindiniai naujo suformuoto paslaugų teikimo akto duomenys. Tam pačiam objektui suformuojame antrą suteiktų paslaugų aktą, kuris buvo atliktas grąžinant pastolius. Šalia mygtuko suteiktos paslaugos matome informaciją, už kokią sumą šiam objektui jau suteikta paslaugų. Suma nebėra nulis, kai buvo prieš pridedant paslaugų teikimo aktus. Paspaudus mygtuką suteiktos paslaugos atsidarys šiam klientų objektui suteiktų paslaugų puslapis, kuriame jau bus stulpelis su antro suformuoto paslaugų teikimo akto duomenimis. Atidarę aktų sąrašo puslapį per kairiojo meniu skiltį Aktai paslaugos, matysime, kad šiame sąraše jau yra pagrindiniai abiejų ką tik suformuotų paslaugų suteikimo akto duomenys.